Tai ką, sveikos, aš esu jau Turkijoje ir savo viešbutį esu, tai žodžiu, kelionė praėjo visai gerai, tikrai super viskas, aišku, 4 valandas sėdėti oro uoste, ne oro uoste, o pačiam lėktuve tikrai atsibosta, bet mes pakokteiliavom su draugu ir, žodžiu, viskas ok. Bet dabar jau esu savo kambaryje, jau visus daiktus susinešiau, viską. Tai pagalvojau, kad noriu parodyti jums kambarį, nes žinau, kad po kelių valandų čia bus didelė betvarkė, nes vis tiek eisiu miegoti, eisiu ruoštis, nes dabar yra jau beveik 12 čionais, tai rodau kambarį, koks mano kambarys yra. Žodžiu, ateina čia pro duris, tai čia labai daug vietos iš tikrųjų yra susidėti rūbų, kas yra labai fan ir šiaip man spintelė belia kaip patiko, labai graži, tikrai man atrodo iš Ikėjos, nes esu mačiusi. Tada čia yra ekstra spinta tokia, seifas yra. Tada yra tualetas, einame tualetą. Vau, kaip šviesa, pažiūrėkite. Labai didelė vonia, dušas, kvapas, apšvietimas labai fainas. Atrodo žiauriai pavargusi, bet ir esu ir nuo kaukės visas makiažas nusivalęs. Tai va, čia vonia, čia turime visokiausių priemonių. Aš net neturiu dantų šepetuko, pamiršau namuose, žodžiu, nežinau, pasižiūrėsiu, gal čia bus koksai ekstra. Ir toliau einam čia. Tai va, čia toks kambariukas, televizorius, veidrodis vėlgi, žiūri fainas veidrodukas. Turime čia ir arbatinuką, kavos pasidaryti, vandens yra, žodžiu, viskas cool. Ir tada tokia dvigulė lova. Iš tikrųjų, tai čia yra tokios kaip ir dvi sujungtos. Ir įdomiausia vieta yra balkonas. Turiu balkoną, žiūrėkite, parodysiu. Tikiuosi, nenoriu suplėšyti. Bet va, yra balkonas, labai mažas. Bet, pažiūrėkite, wow, kaip fainai. Kaip gražu. Baseinas neveikia, matau, čia pas mus. Ir ten netgi neveikia, bet va, ten tiesiai yra jūra. Žodžiu. Labai faina. Oras, žinok, tai yra nerealus. Ta prasme, oras žiauriai geras, žiauriai šilta, aš noriu eiti nusirengti. Ir noriu, kad greičiau tos ausis atsikimštų, nes pelė kaip jos užsikišusios ir reikia rašyti mano vaikinui. Pažiūrėt, kada jis čia atvažiuos pas mane į mano kamerą. Labas rytas iš Antalijos, pirma diena oficiali. Neseniai tik tai susiruošiau, buvau iš tikrųjų jau papusryčiauti viena. Gaila viena, žinoma, nes yra kaip yra. Jo, apsirengiau, tai galvojau greitai parodysiu outfitą. Šiandien mano outfitas toksai, oranžinė maikutė ir juodos tokia, netimpos, bet tokie šortai juodi, biker šortai ir, žodžiu, tada galvoju pasimti, nežinau, jeigu dėsiu skedus jaučiu, dėsiu tas koinės, tada va tokia va maikutė ir šitą tašą ir dar tą pasimsiu, kad galėčiau įsidėti kamerą, žodžiu, viską, nes čia viskai didesnė, tai pasimsiu tą. Ir dabar kiek valandų? Dabar yra 10 valandų jau. Ir mano pirmas appointmentas iš tikro į kliniką yra tik tai, aš galvoju, kad bus 9 ryto, bet vakar man pakeitė, tai žodžiu, reikės tik tai šiandien varyti be 15:04 mane paims, tai 4 valandą man jau tenais yra susitikimas. Biški bijau, nes jau vakar pasakė, kad jau šiandien prasidės viskas, tai žodžiu, jo, biški bijau. Bet susirašiau, varau nusipirkti SIM kortelės, nes neturiu telefoną ir negaliu naudoti interneto, kai esu už viešbučio ribų, tai žodžiu, reikia kortelės ir nežinau, pasižiūrėsiu gal kiek kainuos įsinuomoti mašiną, nes šiaip taksai nėra čia brangus, pavyzdžiui, 20 minučių kelio kažkur tai, man atrodo, yra 6-7 svarai, bet manau, jeigu mašinos irgi pigios yra, tai turbūt įsinuomosiu ir mašiną. Aš lekiu pusryčiai, bet aš tam viešbutyje nieko gero, bent jau ką aš valgau, tai tikrai nemačiau kažko skanaus, yra aišku ir kiaušiniai ir visa kita, bet aš kažkaip ir namuose valgau tos kiaušinius, tai norėjau kažko tai kitokio, bet nebuvo. Tai žodžiu, jo, tai nieko gero ir nepavalgiau, kava, kapučino kava geriau. Žinokite, tokia stipri, Anglijai, tai jinai tokia yra silpna, o čia yra žiauriai stipri, ta prasme, nežinau, tikrai ne kapučiną geriau, gal ten tas aparatas tik tai daro vieną kavą ir tik tai pavadinimai tie surašyti, nežinau. Žodžiu, aš lekiu, galbūt varysiu, susitiksiu su vaikinu. Kaip iš tikrųjų juokinga, ką? Mes esam abudu Turkijoje, tik tai jisai nuo manęs yra irgi apie 20 kelio,
20 minučių kelio nuo manęs ir jo klinika irgi ten apie 20 minučių kelio yra nuo jo. Tai žodžiu, o mano klinika yra prie jo viešbučio. Geras. Nu, nežinau, net keista yra, kad atvažiavome kartu atostogauti, bet esame atskiruose viešbučiuose ir eisime į atskiras klinikas. Nes mes irgi darysime tą pačią procedūrą, aišku, jis biškai kitokia, bet labai labai panašią. Ir apie tą procedūrą tikrai sužinosite labai greitai. Bet aš manau, kad aš padarysiu dar netgi atskirą filmuką šitai procedūrai, tai tikrai viską pamatysite. Aš lėkiu, bet to turiu užsidėjusi savo tapkės ir jo, jaučiu kėdus pasimsiu, o tapkės įsimesiu į tašį. Nes nežinau, su kuo čia bus patogiau vaikščioti. Bet šiaip oras nėra saulės, bet žinokite, yra labai labai karšta. Nu, jo, lėkiu. Pasiėmiau savo gražuolį pagaliau iš šio viešbučio ir iš tikro einam paieškosim kažkur nueiti pavalgyti, nes aš žiauriai noriu valgyti ir jisai sakė, žiauriai noriu valgyti. Ėjom ir mus paėmė berniukas toksai, kuris iš tikro mane vakar priėmė į viešbutį, žiauriai draugiškas, viską, pamatė mus ir tiesiog atvežė čia arčiau, kad nereikėtų eiti. Tai va, mano vaikinas turi savo appointmentą iš tikro už valandos kažkur, tai dabar einam pavalgysim, kažką susirasim, net nežinau, ką valgysim. Va, aš neviga. Tai va, einam čia pavalgyti kažkur, tai nežinau, ką čia gamina, bet atrodo skaniai. Esu savo viešbutyje, visai žinokite, pamiršau nufilmuoti mūsų maistą, bet galiu pasakyti, kad buvo visai skanu. Ir jau dabar grinai praėjo gal kokios 5 valandos nuo paskutinio karto, kai filmavau, tai visą laiką buvau prie jūros, gulėjau viena, nes vaikinas jau yra pas odontologus, tikrinasi viską, tai žodžiu, nieko dar iš jo negirdėjau jau 3 valandas. Ir iš tikro mano klinikos žmonės turėtų atvažiuoti paimti už 5 minučių. Tai jo, lėkiu žiauriai bijau, žinokite, žiauriai bijau. Tai laikykite kumščius už mane. Kumščius, kad mane skaudėtų. Ką tik po dantų grįžau į savo viešbutį, žinokite, dantų net nenoriu rodyti, nes atrodo žiauriai baisiai. Ir dar net nejaučiu nei apačios, nei viršaus, tai žodžiu. Pradėjau truputėlį, net šnekėti negaliu normaliai. Bet galvojau, kad noriu vis tiek pasirodyti, kaip atrodau ir taip. Maždaug. Čia yra žiauriai baisus dantis, ta prasme. Ir kai atidarau burną, aš jau pradedu jausti tą jautrumą ant viršutinių dantų. Bet jokio skausmo šiaip, tai nieko nejaučiu. Na, po kelių valandų updeitinsiu. Bet šiaip noriu negaliu nei valgyti, dabar kelias valandas nieko. Ir labai labai noriu iš tikrųjų valyti į tą Old Bazaar turgų turkišką. Kol negaliu valgyti, manau, kad tai yra pats geriausias dalykas pravalyti smegenis ir negalvoti apie maistą. Tikiuosi, kad mano vaikinas sutiks ir mes eisime į apsipirkti. Žodžiu. Pakalbėsiu su jumis vėliau, kai galėsiu normaliai šnekėti, nes dabar tai vos prašneku. Ir žiūriu į tą